konsultuojant tėvus, kurie ateina pokalbio metu ir kartais apskritai visuomenėje, klausantis pokalbių, iš tiesų kartais tenka išgirsti, jog kai kurie įsitikinimai, kai kurie mitai iš tikrųjų yra dar labai labai gajus, nors pats medicinos mokslas įrodė jau seniai kitaip. Tai iš tiesų vienas iš jų tokių yra, tai tas vaikų palikimas išsiverkti. Iš tiesų jau tikrai nedaug tėvų, manau, tą praktikuoja, bet tas toksai vis dar gajus yra mitas, kad kūdikis turi išmokti nusiraminti pats. Ir dėl to tėvai kartais bijo eiti prie verkiančio kūdikio arba tiesiog bijo jį paimti ant rankų, nuraminti patys, nes tarsi kūdikis turėtų išmokti tą padaryti pats. Ir jeigu mes jo neišmokysim, tai tarsi jau tas jo negebėjimas lydės jį visą likusį gyvenimą. Bet iš tiesų kūdikis pats, taip jau yra įrodyta mokslo, tyriant neuromokslo tai yra įrodyta, kad iš tiesų pats vaikas geba nusiraminti tik apie 5 savo gyvenimo metus. Tai reiškia, kad visą tą laiką tėvai, visi artimieji yra šalia tam, kad jam padėtų įveikti tas blogas emocijas, padėtų jam nusiraminti. Todėl kūdikėliui mažam tikrai dar tos pagalbos reikia, jam tikrai reikia priglaudimo, nuraminimo, dainų pasupimo, tam, kad jis galėtų susidoroti su tomis blogomis emocijomis, kokios bebūtų jo tą akimirką. Kitas turbūt toksai gajus mitas yra, kad apskritai mamos iš tiesų labai mėgsta eiti į daug įvairių užsiėmimų su kūdikiu ir tas vis labiau populiarėja ir įvairūs ypatingi žaislai lavinantis, įvairūs užsiėmimai, bet iš tiesų, žinoma, tai yra labai puiku, dėl to, kad visų pirma, mama gali po tam tikro laikotarpio pagaliau išeiti į gyvenimą, susitikti su kitais žmonėmis, pasikalbėti, tas iš tikrųjų yra labai svarbu mamai. Bet svarbu yra žinoti, kad jeigu kūdikis gerai jaučiasi namuose ir mes gerai jaučiamės namuose, tai iš tiesų pirmaisiais mėnesiais, net pirmaisiais metais jam visiškai užtenka mamos, tėčio, senelių, tų, kurie ateina su juo. Jam užtenka jų pokalbių, jų dainų, jų pasakojimų, dėl to iš tikrųjų niekada nereikia graužtis, kad mes darome kažko nepakankamai laviname vaikus, nes iš tikrųjų mes esame jiems tie puikiausi pavyzdžiai ir mes galime kuo puikiausiai su jais užsiimti ir juos užimti patys. Kitas mitas, kuris yra toksai irgi gana dar iš senesnių laikų atėjęs, tai iš tiesų, kad mamoms kartais pataria kaimynės, bičiulės, kad sako, bet žinai, reikia iš tikrųjų vaikui dar ir kokios arbatėlės, ar tu duodi arbatėlės, ar tu duodi atsigerti vandenuko. Tai iš tiesų labai svarbu suprasti, kad iki 6 mėnesių vaikui nereikia jokių papildomų skysčių, jokių arbatų, jokio vandens, nes jis visus skysčius gauna arba su mamos pienu, jeigu yra žindomas, arba su adaptuotu mišiniu, jeigu maitinamas yra mišinukais. Dėl to, kad vaiko skrandis mažo yra labai mažytis ir jeigu mes jį užpildysime vandeniu, kažkokiu kitų skysčių, bet ne tuo maistu, kurį jis įprastai turi gauti, tai tiesiog jis negaus jam taip reikalingų maisto medžiagų, galime pertempti jo jautrų skrandį, dėl to iš tiesų tikrai jokių arbatų ir tikrai jokio vandens iki 6 mėnesių, remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijomis rekomendacijomis, tikrai nereikia.